Baimė likti viena yra būtent tai, dėl ko žmonės susitaiko su netinkamu savo gyvenimu. Ir daugelis net nesuvokia, kad daugybėje situacijų, kuriuose jie pasilieka, jie lieka ne todėl, kad tai yra teisinga, o todėl, kad bijo, kaip atrodys jų gyvenimas be žmogaus šalia. Ta baimė verčia žmonės priimti tokius santykius, kurių jie nenori, draugystės, iš kurių jau seniai išaugo, ir tam tikrus gyvenimus, kurie, tarsi netrodo savi, bet įprasta. Ir ne todėl, kad tai yra gerai, o todėl, kad jau nebemoka gyventi vieni. Tačiau štai esmė kur. Kai tu bijai būti su savimi, tu griebiesi tarsi bet ko, kas pažįstama, net jeigu tai tave skaudina. Tu įtikinėjai save, kad jo, viskas gerai, teisinama kitus žmonės, tuos, kurie yra šalia ir netinkamai su tavimi elgiasi. Tu pradedi žeminti savo standartus vien tam, kad nereikėtų sėdėti tyloje su savo mintimis. Ir būtent taip žmonės vieną dieną prabunda stebėdamiesi, kaip jų gyvenimas tapo toks beprasmis. Tačiau kai tu pagaliau nustoji bijoti pačios savęs, pačios savo kompanijos, viskas pasikeičia. Nes kai žmogus nebijo būti vienas, jis visuomet norės daugiau. Ir kai tu neprivalai bijoti vienatvės, va tuomet atsiranda tavo gyvenime tikroji kokybė.